Padarykim lengvą būrimą. Tokį visiškai neapkraunantį. Kas apie jūs galvoja? Kas apie jūs galvoja šiandieną? Bus 3 variantai. Nu tai vat pirmas variantas. Nu tai vat. Kažkas, kas yra blondinas, baby face, tai vaikiško veido, kūdikiško, su akiniais ir žaliom akim. Jeigu jūsų aplinkoje yra toks žmogus, su kuriuo teko susidurti, tai vadinasi, tai yra jūsų variantas. Nu ir pažiūrėkim, kur jūs su juo susidūrėt, kur jūs jį esat buvęs ar buvus sutikus ar sutikęs. Nu, čia iškart matos, kad kažkoks nesąžiningas žmogus. Kažkas su kuo galbūt netgi turėjot konfliktą, gali būti arba kažkokiuose hobiuose, kažkur tai, arba gali būti su darbu susiję. Kol kas nerodo, kas čia yra toksai. Bet gali būti netgi žmogus iš praeities, su kuriuo, arba netolimoj praeitie, su kuriuo jūs turėjot kažkokį tai kontaktą. Ir žodžiu, čia aiškiai matos, kad čia yra susipykimas. Ir dar kurį laiką iš to susipykimo jūs negalėjot, iš jūsų minčių negalėjo išeiti tasai pyktis. Žmogus, kuris yra kelioniai. Taip. Yra kelioniai, daro kažkokius pasikeitimus. Ir tai yra moteris. Tai yra stabili moteris. Kuris stovi stabiliai savo pajamuose, kurie dirba daug link to, kurie yra susiorientavusi darbą, kuri yra, galima sakyti, netgi darboholikė, gali būti, kuri labai daug dirba, gan jaunatviška. Ir nesistebėčiau, jeigu jūs iš jos artimiausių metų gausit žinutę.
Nu, jinai čia yra žodžiu supykus ir jinai bando tai paleist, tą pyktį, bet jai sunkiai sekas. Jo, jinai užstrigus tame savo mintyse ir jai gan sunkiai sekas. Tai va, jeigu kažkur susidūrėt su tokia moterim, su kuria teko ir pasikivirčyt, tai pažiūrėkim, ką jinai apie jūs galvoja. Pažiūrėkim, ką jinai apie jūs galvoja. Nu, čia gali būti pyktis dėl jauno vyro arba vaiko. Nes būtent jinai galvoja, kad vaikus reikia auklėti ir mokinti kitaip, o ne taip, kaip jūs auklėjat. Nu, kad jie turi būti tyliai ir netriukšmauti ir nedrumst ramybės. Galvoja, kad jūs nesat pati geriausia mama arba tėtis. Ir jinai yra nepatenkinta būtent jūsų vaiko auklėjimu. Tai šitas kivirčas galėjo būti būtent dėl vaiko. Tai jeigu čia kažkam tai tinka, tai vadinasi, tai yra jūsų variantas. O jeigu būtent dėl vyro, tai čia aiškiai rodoma, kad čia gali būti konkurencija būtent dėl vaikino. Ir jinai galvoja, kad jūs neturėtumėt arba išsakyti savo nuomonės, arba išvis lįsti prie jo. Čia turbūt ne visiems tiks, bet tai yra bendras metimas. Ir jinai labai jausmingai sureagavo, jeigu būtent dėl vaikino susipykot, kažkokio vyro, kuris gali būti labai mąstantis, irgi labai susikoncentravęs į darbą, labai greitas savo sprendimais. Tai galbūt netgi čia kažkiek ir pavydo yra, nes jinai mato jį kaip vyrą arba vaikiną santykiams ir šeimai. Ir tokį stabilų partnerį, gan resursingą.
Aiškiai kortos rodo, kad jinai pati yra vieniša. Ir žodžiu, čia yra kažkoks pavydas. Ir būtent tas konfliktas įsižiebęs būtent dėl kažkokio pavydo. Jo. Nes jinai yra vieniša pati, tai žodžiu ir turi būti stipri visuose savo vieniša ir stipri turi būti. Ir pasirūpinti pati savim, ir jai yra sunku priimti, kad kažkas yra atėjęs kitas į jūsų gyvenimą. Jo. Tai vat taip, jeigu kažkam tiko, tai buvo pirmas variantas.